Taigi, jau susipažinome su 3D Max programos ekrano struktūra. Dabar šiek tiek panagrinėsime objektų žymėjimo ir navigavimo ekranuose aspektus. Nusipaišykime ekrane paprastą dėžutę. Create panelyje nuspustelėkime mygtuką Box ir tiesiog tempdami ir laikydami nuspaudus pelytę iš vieno krašto į kitą, atleiskime pelytę, kelkime į viršų, spustelėkime pelytės mygtuką. Susikurkime dar vieną dėžutę šalia. Kad matytume daugiau ekrano, tiesiog pasukime pelytės rutuliuką atgal, spustelėkime pelytės rutuliuką ir vaizdą paneškime šiek tiek į šoną. Ir dabar laisvoje vietoje nupieškime dar vieną dėžutę. Išsicentruokime vaizdą. Kad matytumėme tokį vaizdą Smooth Highlights plus Edged Faces, pasirenkame arba išlaužtinių skliaustų pažymime ties tų Smooth Highlights ir Edged Faces, arba tiesiog spausdami mygtukus F3 ir F4 pasirinkime šį ekrano režimą. Tokiame režime mums dirbti daugeliu atveju bus patogiausia. Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, kaip jau aptarėme, naudotis galime pelytės rutuliuku. Sutakant rutuliuką į priekį, vaizdas didėja, atgal mažėja. Jeigu norime vaizdą pastumti į kairę arba į dešinę, tiesiog nuspaudžiame pelytės rutuliuką ir stumėme vaizdą norimą kryptimi. Jeigu norime vaizdą pasukti, nuspaudžiame Alt klavišą ir laikydami jį nuspaudus, spaudžiame pelytės rutuliuką ir sukame pelytės kursorių norimą kryptimi. Taip vaizdas sukasi. Taip pat ekrano valdymui mes galime naudotis ekrano valdymo įrankiais esančiais ekrano apačioje dešinėje pusėje. Spustelėkime mygtuką Zoom. Nuspaudus ir laikant pelytės mygtuką ir stumiant pelytę į ekrano viršų, mes didinsime vaizdą, stumdami žemyn mažinsime. Ta patį efektą pasiekėme ir tiesiog sukant pelytės rutuliuką. Tačiau yra vienas skirtumas. Jeigu pastebėjote, tai naudojantis Zoom įrankį, vaizdas priartinamas arba nutolinamas reaguojant pagal ekrano centrą. Tai nėra labai patogu ir tą galima pakeisti. Tiesiog nueiname į meniu Customize, Preferences, pasirinkame kortelę Viewports ir pažymėkime varneles ties Zoom About Mouse Point Orthographic ir Zoom About Mouse Point Perspective. Spaudžiame OK. Dabar ekrano vaizdas didinamas pagal tai, kurioje vietoje yra pelytė. Tai yra daug patogiau ir ta savybė veikia tik nuspaudus įrankį Zoom, bet neveikia tiesiog sukant pelytės rutuliuką. Apskritai, naudojant pelytės rutuliuką priartinama arba nutolima ne taip tolygiai, kaip naudojantis įrankiu. Šį įrankį galima iškviesti trumpaisiais klavišais, tai reikia laikyti nuspaudus Ctrl-Alt ir laikant nuspaudus pelytės rutuliuką, stumiant į viršų arba žemyn. Šalia Zoom įrankio yra kitas įrankis – Zoom All. Šis įrankis vienu metu priartina vaizdus visose ekranuose. Kitas įrankis šalia Zoom Extends. Šis įrankis turi dvi parinktis. Yra tiesiog Zoom Extends ir Zoom Extend Selected. Zoom Extend Selected reaguoja tik tai į pažymėtą objektą. Tuo tarpu Zoom Extends į ekrano rėmus patalpina visus objektus. Pažymėtus objektus ekrane įrėminti galime ir tiesiog nuspaudus Z klavišą. Z veikia tik pažymėtus objektus arba paveikia visus, jeigu nei vienas nėra pažymėtas. Greta Zoom Extends yra kitas mygtukas Zoom Extend All, kuris veikia taip pat kaip ir Zoom Extends, tik vienu metu visose ekranuose. Jis taip pat turi parinkti Zoom Extends arba Zoom Extend Selected. Po apačia jau aptartų mygtukų yra dar 4 mygtukai. Pirmasis mygtukas priklauso nuo pasirinkto ekrano. Jeigu tai yra vienas iš izometrinių vaizdų, tuomet matomas Zoom Region mygtukas, kuris leidžia padidinti tam tikrą plotą ekrane. Tiesiog nuspaudus pelytę ir laikant, pažymėjus norimą plotą, atleidžiame pelytę ir ta dalis ekrane yra išdidinama. Perspektyvos vaizde tuo tarpu veikia Field of View mygtukas. Jis veikia panašiai kaip Zoom, tačiau gali iškraipyti vaizdą. Todėl reiktų vengti naudoti šitą įrankį. Jeigu norime grįžti prie normalaus vaizdo, panaudojus šį įrankį, reikia tiesiog nuspausti Shift Z ir vaizdas grąžinamas. Šalia yra rankos simbolių Pan View pavaizduotas mygtukas, kuris veikia lygiai taip pat, kaip nuspaudus pelytės rutuliuką, tai yra nešamas vaizdas norima kryptimi. Tačiau žymiai patogiau tai daryti tiesiog paspaudus pelytės rutuliuką ir stumiant pelytę į viršų arba žemyn, ar į kairę, ar į dešinę. Kitas mygtukas Orbit.
Jis leidžia įvairiai naviguoti perspektyvos vaizde. Laikant nuspaudus pelytę ant vieno iš orbitos taškų atitinkamai sunkamas vaizdas. Jeigu orbitos viršuje, vaizdas vartomas pagal vertikalią ašį. Jeigu kairė arba dešinėje, pagal horizontalią ašį. Jeigu pelė spaudžiama orbitos viduje, naviguojama laisvai, norimomis kryptimis. Jeigu pelytės spaudžiama už orbitos ribų, vaizdas taip pat atitinkamai reaguoja, tačiau nėra taip patogu jį valdyti. Orbitos mygtukas taip pat turi kitą parinkti – Orbit Selected. Tuomet reaguojama į pažymėtą objektą. Tam reikia kažkurį objektą pažymėti. Pasirenkame Orbit Selected. Ir ekranas sukiojamas pagal pažymėtą objektą. Ir jis visą laiką lieka matomas, kai besuktumėme. Šis objektas lieka ekrane. Taip pat ekrane galima naviguoti nuspaudus Alt mygtuką ir laikant nuspaudus pelytės rutuliuką, sukant vaizdą norimomis kryptimis. Na ir paskutinis mygtukas jau mums pažįstamas, Maximize Viewport Toggle, leidžia įjungti vieno arba kelių ekranų parinktis.